Balcija. Keliautojų draudimas nuo €49 per dieną. Balcija. Dienos svečias. Na kažkaip paskutiniu metu vyksta toks lietuviško futbolo atgimimas ir Lietuvos rinktinė čia paserviravo mums neblogų rezultatų paskutiniu metu, bet šį kartą gal ne apie rinktinę, o apie klubinį lietuviško futbolą ir turime svečių iš Kauno rajono Hegelmann komandos, kurios laukia ta paskutinioji finišo tiesioji A lygoje. Futbolo čempionatas jau po truputėlį artėja prie pabaigos ir jeigu žiūrėsime į Hegelmann komandos tvarkaraštį, lieka dar 4 paskutinės rungtynės, iš tikrųjų jos labai svarbios ir į daug klausimų atsakys, kaip susidėlios galutinę turnyro lentelę. Šiuo metu Kauno rajono Hegelmann A lygoje yra 4 vietoje, bet taikosi dar nugvelbti tą bronzinę poziciją iš Šiaulių komandos, kuri šiuo metu yra 3. Na ir šiandien ne tik apie Hegelmann komandą, bet apskritai apie futbolą kalbėsime su mūsų studijos svečiu. Ir pas mus šiandien lankosi Hegelmann komandos puolėjas iš Kroatijos Filipas Dangubičius. Hello, Filip. Good morning, thank you for having me. Turėsim pokalbį anglų kalba, bet tiems, kam galbūt sunkiau sekasi su anglų kalba, turėsime ir išeiti, kadangi šiandien taip pat pas mus lankosi ir Hegelmann klubo komunikacijos atstovas, apskritai futbolo žmogus, turbūt daug darantis ne tik Hegelmann klube, bet apskritai gyvenimo mylintis žmogus Valdas Knyzelis taip pat lankosi šiandien pas mus. Sveikas, Valdai. Labą rytą arba labą dieną jau gal visiems. Jums turbūt dar rytas, mums jau šiek tiek jau yra diena, tai Valdas mums šiek tiek pavertėjaus. Aš sakyčiau, kad nieko nelaukiant keliaukime prie pokalbio, kurį, kaip ir minėjau, darysime anglų kalba, bet po kiekvieno klausimo ir atsakymo išgirsite ir vertimą iš Valdo. Tai let's get started, Philip. Okay, can we speak about your childhood? You are from Croatia, Rijeka city, and can you tell us about your childhood when you start to play football? Yes, I'm from Rijeka. It's a town on the sea in the Croatia. It's a very nice city, which I miss a lot because now here I am for like 10 months already. So I'm really looking forward to going back to see my family and everybody. Well, I started with 7 years old not in Rijeka, but in the small city next to Rijeka. It was called Opatija, and I stayed there for 3 years. Then I arrived to Rijeka and go through all these categories since under 10 until under 18. And actually after this I continue with the second team of Rijeka, and then my professional journey started in Slovenia and so on and so on. Valdai? Trumpas vertimas, tai Filipas buvo paklaustas apie savo vaikystę, kaip jis pradėjo žaisti futbolą, tai ir iš kokio miesto jis yra kilęs iš Rijekos, labai gražaus miesto prie jūros, beje, aš pats rugsėjai ten lankiausi. Rekomenduoji? Labai rekomenduoju. Jis labai ilgisi savo miesto, savo šeimos, dabar ten geras oras, sakė, mama važiavo 6 ryto į darbą, 20 laipsnių šilumos. Na, bet pas mus irgi gražu ir faina, o pats Filipas futbolą pradėjo žaisti būdamas 7 metų Opatijos mieste kitam. Paskui nuo 10 metų jis persikėlė į Rijekos klubą, perėjo visas jaunimo komandos, buvo aišku kviečiamas ir U21 rinktinė, ko pats nepasakė. Tai va, o savo profesionalo karjerą pradėjo Slovenijoje ir paskui buvo dar kitos šalis iki tol, kol jis atvažiavo čia pas mus į Lietuvą. Of course, Croatia, football country, and probably biggest achievement for Croatia national team, second place in 2018 World Cup. But who was your football idols in childhood? You remember? Yeah, it wasn't a Croatian football player. It was a foreigner. It was Fernando Torres, my biggest idol since I was a child, since he played my position, and I'm a huge Liverpool fan. So I grew up watching him, and he was number one for me for a long time. And then after, I just switched to Suarez, who replaced him there, and so on, just changing the Liverpool strikers mostly during my career. Good choice. Tai Filipas buvo paklaustas apie savo
žaidėją, kurį jis sekė vaikystėje, jaunystėje, tai jis pažymėjo Fernando Torres, ilgametį Ispanijos rinktinės puolėją, nes tai yra jo pozicijos žaidėjas, o vėliau jis mokėsi futbolo gudrybių, subtilybių iš Suarezo. Philip, you mentioned that you played in Slovenia, and after a period in whole time you played in Slovenia, Slovakia, Romania. Do you feel that these countries also living this football? Yeah, not all of them equally, Mostly from all these countries where I played, I would say Romania, because the fans and the people there, they are really crazy about football. So I would say they live it the most. The support during the games, like from the fans, was the biggest there. Every match, for example, the home games that we played, every match was like 12,000 people on the stands, which is a huge number. And but in Slovenia and Slovakia also, it's not the same. It's not equally like during the matches there is not as much fans, but it's also like football is maybe I would say the sport number one also in these countries. Filipas buvo paklaustas apie populiarumą tose šalise, kur žaidė, Slovenijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, tai sakė, kad populiariausias turbūt futbolas yra Rumunijoje, ten tikrai fanai yra išprotėję, į stadionus per rungtynes susirinkdo apie 12,000 sirgalių, bet taipogi ir Slovakijoje bei Slovenijoje populiarus yra futbolas. Padarysim trumpą pertraukėlę ir tada jau po jos keliausime ir prie Hegelmann komandos bei Lietuvos futbolo reikalų, o dabar toliau keliaujame su muzika. Dienos svečias. Tęsime pokalbį su Hegelmann komandos atstovais. Aišku, didžiausias dėmesys Hegelmann ekipos puolėjui Filipui Dangobičiui. Na, bet prieš tai noriu jūs pakviesti jau rytoj palaikyti Kauno rajono Hegelmann komandą ir sugadinti šventę Panevėžiui. Rytoj Panevėžys jau gali užsitikrinti čempionų titulą, bet jeigu jie pralaimės iki užsitikrinimo, dar jiems šiek tiek truks ir Hegelmann pabandys tą šventę sugadinti aukštaičiams, o visus kviečiu LFF Kauno treniruočių centro stadiono rytoj 15 val. Aukštaičių gatvė 51, puikiai visiems žinoma vieta ir ten turėsime tikrai, manyčiau, įdomią akistatą, kadangi Hegelmann šį sezoną visai neblogai priešinasi Panevėžiui, kuomet žaidžia su jais tarpusavėje. Na, mes tęsime pokalbį su Filipu. Filip, how it's going here? Well, I like it a lot. Since the beginning when I came here, was a little bit strange because of the different weather. I need to like accommodate on everything, but after let's say 1 month or a little bit longer, I feel here like at home. Honestly, I like everything about it. The good results on the pitch and in the club helped a lot, but also after 1 month and a half my girlfriend arrived, so it's completely different story when you are with somebody or you are alone. So my impressions of Kaunas and Lithuania in general are amazing. Tai Filipas buvo paklaustas, kaip jis jaučiasi gyvendamas Lietuvoje, tai jis sakė, kad tik atvykęs turėjo prisitaikyti prie oro sąlygų. Aišku, Kroatijoje ten visą laiką jūrinis klimatas, kur kas šiltesnis. Na, bet po mėnesio, sakė, viskas buvo gerai, dar atvažiavo draugė. Na, tai iš vis jautėsi kaip namie, kaip gimtinėje ir Kaunas ir Lietuva jam labai patinka. Before a period in Lithuania, did you know anything about this country, about Lithuania? To be honest, not that much. Most of the things that I knew before I came was from my teammate who was Lithuanian, Modestas Vorobiovas, this national team player. We played together in Uta, and through these conversations with him, because we were close back then, I learned a few things, but honestly, not too much. And speaking about football, at the beginning of the season, Hegelmann struggled a little bit. Why do you think that happened? I think it's mostly because we changed many players from the team. It was a completely new team, and it takes time to get all the players to know each other, to understand, to feel each other on the pitch, but also off the pitch. And after some times
sometime I think now, let's say last 2-3 months, we are looking like completely different team because we won most of the games. We collect, I think, much more points now than back then in the beginning. But in my opinion, it's normal because also back then I was thinking we are a group of good players. So it was strange in the beginning that was 1 win, 1 loss, 1 win, 1 loss. But now we catch the good rhythm and I hope we can keep it until the end. Aš išversiu 2 klausimus. Pirmas klausimas buvo... Vieną taip praleidau. Viskas gerai. Tai pirmas klausimas buvo... Dabar jau užstrigo. Ar žinojai, ką nors apie Lietuvą? Iš tikrųjų jis pasakė, kad daug nežinojo, o tik tiek, kiek bendraudavo su Lietuvos rinktinės futbolininku Modestu Vorobjovu, jie kartu rungtyniavo Rumunijos klube UTA. Tai šitas pirmas klausimas. Antras klausimas buvo, kodėl buvo prasti Hegelman rezultatai sezono pradžioje. Tai Filipas paminėjo, kad komanda labai pasikeitė ir reikėjo tiesiog laiko, kantrybės, kol visi apsišlifuos su jais į vieną grupę, nes buvo iš tikrųjų jam keista, kad turim daug gerų futbolininkų, o rezultatai buvo tokie, kad pralaimėjimas, pergalė, bangavo nuolat, bet dabar pastarosius 2-3 mėnesius rezultatai yra kur kas geresni. Na ir šviečiasi, tikiuosi, gera pabaiga sezono. And what do you think so far? Which game was the best for your team and for you personally? Oh, it's Hat-trick against Kauno Žalgiris? Against Kauno Žalgiris I scored 2. So hat-trick was against Sūduva. Yeah, personally maybe this one because this was my first hat-trick of the career, so I never achieved it before. So yeah, I can say this was maybe the most special game for me since I arrived here. But in general for the team, it's hard to choose just one win over overall season because there were some really great wins. But which I cherish the most maybe is this derby against Kauno Žalgiris. We were down 2-0 against them. Was maybe left 20 minutes until the end, if I remember correctly, and we turned the game around. It was 3-2 in the end. This was my first derby here. And I think for the locals especially, it meant a lot. So for me, the victory against any team is 3 points. It's 3 points. I want to win every game. But I know that this one was pretty special for the club, for everyone working in the club and the local players from here. So I'll say this one was the best. Klausimas buvo apie įsimintiniausias jam rungtynės ir galbūt įsimintiniausią pergalę klubui ir jam pačiam. Tai jis paminėjo, aišku, rungtynės prieš Sūduvą, kada Filipas pelnė hat-triką, savo pirmąjį karjeros hat-triką, tai tos rungtynės jam įstrigo atminty, o taip pat, aišku, ir derbiai prieš Kauno Žalgirį ir ypač pirmasis, kuomet komanda atsilikinėdama 0-2, berods 70 minutę sugebėjo pelnyti 3 įvarčius, apvers rungtynės, laimėti Kauno derbį, ir jam labai svarbu yra laimėti derbis būtent, nes tai svarbu ir klubui, ir žmonėm dirbantiems prie klubo, ir sirgaliams. Tai šitą pergalę turbūt labiausiai yra įstrigusi į atmintį. Laikas šio išėjimo metu jau ištiksėjo, turime padaryti pertraukėlę ir po jos visai netrukus po keletos kūrinių sugrįšime. Dienos svečias. Na ir užbaigsime šiandien pokalbį apie Hegelman komandą ir futbolą. Ir šį kartą trečioji dalis galbūt tokių paprastesnių klausimų. So, Filip, we continuing and I want to ask about your team coach, Andrius Skerla. What can you say about that coach? Yeah, now I need to be careful. I don't want to sound like Coach Spet, but... You can speak in your language. Yeah, it would be easier. No, I like him a lot, really. The way that he's organizing the trainings, the way that he's leading the team, and especially the kind of guy he is. This is probably the most important thing. Okay, maybe not in football, but for me personally, it's the most important thing. The kind of guy he is, like really nice, how to say, warm guy. You can speak with him about anything you want or you need, and this is for me the most important. But if we keep it strictly professionally and football-wise, also very good. I think the results speak for itself, so doesn't need to speak too much.
Filipas buvo paklaustas apie vyriausiai Hegelman trenerį Andrius Kerlą, ką jis mano apie jį. Na, tokie klausimai visą laiką būna tokie biški nepatogus žaidėjams, bet Filipas atsakė, kad treneris puikiai organizuoja visas treniruotės. Šiaip kaip treneris yra labai kvalifikuotas ir svarbiausia, kad kaip žmogus yra labai paprastas, mielas ir visą laiką gali su juo pasišnekėti. Tai jam yra labai tokios svarbiausios savybės ir jis labai patenkintas galėdamas dirbti su Andrium Skerlu. Do you have one player or some players in a liga who made an impression for you this season? Yeah, you mean apart from my teammates, just from the other clubs? We can say about other teams. Yeah, well, probably if I need to choose one, I would choose the striker I'm competing with for the top scorer of the league. I think any player who can score 19 goals, doesn't matter which league, which team, is an amazing achievement. So Oyewusi for me, what he did, but not only in the home championship, but also in the European games. What I've seen is a young player, and his skills are amazing, and I think he's a very, very good striker. Filipas buvo paklaustas apie žaidėją, kuris jam galbūt padarė didžiulį įspūdį A lygoje, tai jis paminėjo Matijas Oyewusi iš Vilniaus Žalgirio, žaidėjas, kuris yra konkurentas Filipo dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo. Berods 19 įvarčių jis yra pelnęs, Filipas yra 17. Tai jam patinka jo tiesiog sugebėjimai pelnyti įvartį. Ne tik A lygoje, bet ir matėme ir UEFA čempionų lygos atrankoje. And I have some quick ones. Davor Šuker or Robert Prosinečki? Robert Prosinečki. Ivan Rakitic, Luka Modric or Mario Mandzukic? Luka Modric. He is one of the best players for you in your hometown? Not only, I think, in all country. I think overall he's maybe the best player of all time. I mean Croatian best player of all time. Valdai, gal šitos du galima išversti? Tokie trumpi klausimėliai buvo, ar jam labiau patinka legendiniai žaidėjai Davoras Šukeras, Robertas Prosinečkis, tai pasakė Robertas Prosinečkis, ir paskui buvo paminėti dar 3 žaidėjai. Dabartinės kartos Luka Modričius, Rakitičius ir Mandzukičius. Tai pasakė, kad Luka Modričius, kuris yra vienas populiariausių apskritai sportininkų Kroatijoje. And one more question, play in the Champions League final or in World Cup final? Well, this is a tough one. I think World Cup final, because to represent your national team in the final of the World Cup is, I'm guessing, an amazing feeling, so I would say this one. Ir dar vienas trumpas klausimėlis, ar Filipas mieliau žaistų čempionų lygos finale ar pasaulio čempionate? Taip? Tai jis pasakė, kad pasaulio čempionate, nes atstovauti savo šalį yra kažkas nepaprasta. And last one, maybe you have some funny stories from Hegelman team life, which you can say here. Oh, I should get prepared for this. Now to think of some funny story from the locker room or from the training ground is not so easy to remember something. But yeah, on a daily basis you experience some funny stories. I will mention Tadas, our second coach, from yesterday, for example. We have one, but it's like more intern joke from between ourselves. Was a funny video footage of him running backwards and falling over the box of the water. So this is like, let's say, the joke between us. It's not a funny story per se. Na ir buvo toks klausimas, ar galėtų pasidalinti kokiom linksmom istorijom iš komandos Rūbinės. Tai paminėjo prieš kelias dienas įvykusi įdomų vaizdelį. Aš pats irgi nebuvau tai treniruoti, bet pamačiau mūsų WhatsApp grupėje. Tai mūsų gerbiamas treneris Tadas Vilkevičius. Jis tiesiog nepamatė vandens dėžutės, ėjo atbulom ir parkrito. Nu, ten toks, mes visi labai pasijuokėm. Tai tik tiek.
Okay, thank you, Philip, and good luck tomorrow against Panevėžys team. Thank you, it was my pleasure. Ačiū Valdai už jūsų darbą, už vertimą. Tikiuosi, kad pokalbis buvo įdomus. Na ir viskas. Paskutinis klausimas buvo paklaustas. Valdai, kaip jautiesi? Ačiū labai gerai, laukiame šeštadienį tik pergalės ir geresnio oro nei šiandien. Žiūrėsim, koks bus oras, žiūrėsime, koks bus futbolas. Keliaukite palaikyti Hegelman į stadioną. Minėjau, rytoj 15 val. LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Puikiai randama vieta. Rungtynės prieš Panevėžį. O priminsiu, kad šiandien pas mus studijoje buvo Hegelman komandos puolėjas Filipas Dangubičius ir taip pat Hegelman komandos atstovas spaudai ir dar daug kitų darbų darantis Valdas Knyzelis.